jau baigė vaišes rinkti? Tetulytė gera buvo, davė sviesto, davė sūrio, duos kiaušinių lašinių ir pyrago piemenų. Na ir ne veltui šiandien pas mus varžosi šeimininkės, kuri geriausia, kuri darbščiausia, kuri skaniausia sūrį suspaudė. Todėl dabar kviečiu vertinimo komisiją, kurią sudaro Gediminas Banys, Vida Butkevičienė, Regina Lapinskienė, Arūnas Vaidogas, Vitas Riškevičius ir Onutė Kasevičienė, atsiprašau, jei blogai perskaičiau. Taigi, garbinga komisija šiuo metu eis paragauti sūrių. Be abejo, visi norintys prašom arčiau ir nuspręsite, kurigi šeimininkė pelno geriausios, stropiausios vardo. Gero vyro žmona ir suspaudė savo sūrį su saldžia smetona. Ir suspaudė savo sūrį su saldžia smetona. Gal tu vertintų, klausykite, ką aš vienas Reikėjo kažkodžiu į kartu važiuoti, sūris buvo nesudžiuvęs, negalėjo duoti. Reikia ragauti pirmiausia. Dabar ragauti vieną kitą. Prisikvietus daug berniokų vaišino Arielka, traukė sūrį nuo lentynos, dėjo ant Arielkos. Tralalalalala, tralalalalala, traukė sūrį nuo lentynos, dėjo ant Arielkos. Atvažiavo gaspadorius į lentyną žiūri, klausinėja gaspadinės, kur padėjo sūrį. Tralalalalala, tralalalalala, klausinėja gaspadinės, kur padėjo sūrį. Traukdamas ir mėgą, o ta šuva besarmatis ėmė ir suėdė. Tralalalalala, tralalalalala, o ta šuva besarmatis ėmė ir suėdė. Gaspadorius bijo šunį iki kiemo vartų, gaspadinę aplink krovą kokį 100 kartų. Tralalalalala, tralalalalala, gaspadinę aplink krovą kokį 100 kartų. Tralalalalala, tralalalalala, gaspadinę aplink krovą kokį 100 kartų. Jei šeimininkės visokio maisto piemenų vaišėms duodavo, tai gaspadoriai kiekvienas didesnį ar mažesnį pinigėlį skirdavo. Na, o visiems noriu pasakyti, kad kol garbinga komisija skanauja sūrio, kita šeimininkė šiandieną mus vaišins kiaušinienę, tradicinių sekminių patiekalų. Todėl visi norintys prašom arčiau, štai ten matote